Sakykit, kaip čia reikia klausti, kad atsakytų taip ir ne, ar galima sudėtinį klausimą? Tiesiog suformuluokit, kaip išeina. Ja, nu, tada pirmas tas klausimas. Ar jūs norite, kad Lietuva išliktų lietuviška valstybė šimtmečiams? Ačiū, supratom klausimą. Nu, tai reiškia lietuviška. Tai gavot atsakymą, visi atsakė taip. Taip, visi atsakė taip. Tai tada kitas klausimas. Ką reikia daryti, kad jinai tokia išliktų ir ką jūs padarėte? Ir kiek turite vaikų? Tam, kad jinai išliktų lietuviška. Ačiū. Ačiū. Aš tiesiog, kas norėtų atsakyti iš tą klausimą, tam ir suteiksim galimybę, nes per visus neįsim, nes tikrai nespėsim. Aš tikriausiai pirmą sakysiu, pas mane 3 vaikai. Lietuviška valstybė, tai yra, aš visur deklaruoju, demonstruoju pagarbą ir meilę lietuvių kalbai. Trečias dalykas, man kelia nerima mūsų šitos vyriausybės skatinama migracijos tema, kurios pasekoje mes to tikrai kalbėsim nelietuviškai, bent jau Vilniui labai stipriai tai jaučiasi. Ir nežinau. Ačiū, supratom jūsų mintį. Niekam nėra paslaptis, kad vaikų aš neturiu ir nemanau, kad turėčiau dėl to labai gėdytis. Bet tikrai mano supratimu lietuviška valstybė yra ta valstybė ir lietuviška Lietuva yra ta valstybė, kur visi Lietuvos piliečiai, nesvarbu, kokia yra jų tautinė kilmė, jaučiasi valstybės dalimi, valstybės piliečiais, įtrauktais, laukiamais, puikiai kalba lietuvių kalba ir yra visuomenės dalimi ir yra pasirengę šitą visuomenę ginti. O kalbant apie imigraciją, tai jūs esat ponas Valstiečių sąjungos atstovas, ne? Aš noriu jums pasakyti, kad jūsų nustatyta migracijos politika buvo tiek liberali, kad liberalų ir konservatorių koalicijai teko ją gerokai suvaržyti ir nustatyti apribojimus tam, kad mes galėtumėm tą procesą reguliuoti. Ačiū, profesorius Tai Radžvilas. aš gal, kadangi paminėjau valstiečius, galėčiau atsakyti. Tai ant kiek liberali, tai paskaičiuokit, kiek mūsų liberalumo metu imigravo į Lietuvą ir kiek dabar. Ačiū. Profesorius Radžvilas. Lietuva iš principo negali būti tik lietuvių šalis, bet ji privalo turėti aiškiai apibrėžtą, atpažįstamą nacionalinį veidą. Kalbant apie imigraciją, faktiškai turime masinę imigraciją, kuri prilygsta sovietmečių vykusiems procesams. Sumažintos kvotos 400 000 per metus, realiai 8 Birštono savivaldybės. Per paskutinius kelis metus į Lietuvą nuo 60 000 svetimšalių skaičius padaugėjo iki 220 000. Keli metai ir mes pasieksime tiek kolonistų, kiek buvo į Lietuvą privežta per 50 okupacijos metų. Todėl labai griežta imigracijos politika, griežta naturalizacija, labai aiškus lietuvių kalbos valstybinis statusas, labai griežta politinė imigrantų kontrolė, nes pas mus yra prileista 1000 diversantų prisidengusių vadinamaisiais darbo imigrantais iš Baltarusijos. Tai yra faktas. Pone Šimonyte, jūs jau kalbėjote 2 kartų. Aš tik vieną mažą komentarą, todėl kad šitas 200 000 skaičius, jis vaikšto po visur ir gyvena savo atskirą gyvenimą. Tai, kad jų 70 000 ukrainiečių, kurie Lietuvoje rado prieglobstį 22-23 metais vadinat kolonistais, nu man dėl to yra tikrai labai gaila ir gėda. Ponas Tamošiūnas ir O ponas imigrantais mes juos galim vadinti? Prašau mikrofoną duoti ponui Gudžinskui. Kuomet aš prieš daugiau negu 20 metų persikrausčiau Vilnių, man tikrai būdavo kartais problemos susikalbėti lietuviškai. Šiandien aš nematau jokios problemos susikalbėti lietuviškai ir man atrodo, mes kaip niekad esam dabar stipri lietuviška valstybė, tai tikiuosi tokiu keliu eisim toliau ir kur įvairios tautos galės gyventi bendrai šitoje valstybėje. Ačiū, ponia Gudžinskai. Apie lietuvišką Lietuvą noriu priminti, kad šiaip tai jau Lietuvos teritorijai niekada negyveno vien tik tai etniniai lietuviai. Istorijoje, ar ne, ir dabar yra ir lenkai, yra ir rusai, ar ne, yra žydai, yra totoriai, yra karaimai ir daug yra įvairių tautų. Ir konstitucija mūsų saugo visus, kaip sakant, visų tautų atstovus. Kas yra svarbu apie Lietuvą, tai turi būti pilietinė, kaip sakant, lietuvybė. Puoselėjimą. Ir dėja, iš tikrųjų, aš pripažįstu, kad pilietinė Lietuva nėra tokia stipri, kokios norėtųsi. Ta labai aiškiai rodo paprasti skaičiai, kiek žmonių ateina
į Seimo rinkimus, kiek žmonių pasitikė valstybę, kiek mano, kad valstybė, kaip sakant, sprendžia jų klausimus. Tai čia yra tikrai dar daug neartų dirvonų, daug problemų, kurias tikrai reikia spręsti. Dėkui, keliaujam toliau, gavom klausimą internetu.